Tikrai daug žmonių, kurie turi labai giliai jaučiamą tėčio ilgesį ir trūkumą, tačiau nemoka identifikuoti. Ir paprasčiausias būdas yra suprasti tą trūkumo jausmą, ar ne, kas yra šakninis elementas, dėl kurio tu gyveni, stengiasi ar ieškai kokio santykio. Tai būtent, kai pas žmogų būna noras įtikti ir patikti kitiems tam, kad gauti pripažinimą. Iš esmės, didžioji daly tokių situacijų tai yra būtent kalba apie tėtį, tai yra tą pagrindinę vaiko figūrą, kurios jam trūko vaikystėje. Ir tada pasąmoningai toks vaikas visą gyvenimą, ką jisai daro, jisai siekia, jisai gali generuoti didelius pinigus, jisai gali daryti dideliausius dalykus, bet jisai eina ir tarsi ubagauja tada iš pasaulio pripažinimo, kurio jisai negavo iš tėčio. Nu, netarsi, ubagauja. O kitas dalykas tai yra toks pojūtis kūne, pilnatvės trūkumas ir vidinė tuštuma, va tas tuštumos jausmas viduje, ypatingai ties krūtinė, būtent yra apie tėtį, nes tai yra ta tėčio zona, kadangi tėčio energija, jinai iš tiesų padeda mums atrakinti širdį ir pajusti meilę.